Mintis kaip ir prieš kiekvienas, turim sužaisti geriau negu prieš tai sužaidėm rungtynės. Aišku, dirbam kiekvieną savaitę, galbūt mums tie visi varžovai dabar buvo lyderiai ir šiek tiek kažkur pritrūko sėkmės, kai kur dar kai kurių dalykų, kuriuos bandom ištaisyti, dirbam kiekvieną dieną. Tai, kaip matėm, paskutinės rungtynės, gal žaidimas, sakyčiau, nebuvo toks, kokį norėtume matyti, bet kovingumo komandos, charakterio esu patenkintas ir matėm su riteriais iki paskutinių minučių kovėmės ir buvom arti jau to pirmojo taško. Nu ką, dabar stengsimės sekmadienį su Hegelmann B atiduoti visas jėgas ir tikėsimės iškovoti pirmus taškus, nes po kol kas esam be taškų. Vienintelė komanda, kuri neturim taškų, bet manau, kad tai yra laiko klausimas, nes esam gera komanda, manau, dirbam sunkiai ir turim tą sėkmę užsitarnauti ir tikimės, kad sekmadienį ta sėkmė nusišypsos mūsų naudai. Na, su Hegelmann B mes praeitais metais antroje lygoje buvom vieni iš lyderių, tiek jie, tiek mes. Tai kaip ir žinom šitą varžovą, šiais metais jie buvo pakeitę, sakykime, savo žaidybinį braižą. Tai stengiamės analizuoti, stengsimės kuo geriau pasiruošti, o jie, žinot, jie B komanda, neaišku, ką jie duos iš pirmos komandos, jeigu jie gaus žaidėjų, tai tas ir žaidimas keisis, tai viską matysim sekmadienį, o šiaip mes stengsimės kuo geriau pasiruošti ir prie sėkmės tikėtis taškų.